Ar tu žinojai? Maistas, kurio nereikėtų valgyti netinkamu metu. Pirma, bananas. Nevalgykit tuščių skrandžių. Gali sukelti rėminį. Antra, obuoliai. Geriausiai valgyti ryte, skaidulas padeda virškinimui. Trečia, kava. Negerkite iškart pabudus. Kortizolio lygis tuo metu jau būna aukštas. Ketvirta, jogurtas. Venkite labai anksti ryte tuščių skrandžių. Gali padidinti rūgštingumą. Penkta, ryžiai. Ne vakarieniai. Gali skatinti svorio augimą ir miegaistumą. Šešta, pienas geriausia vartoti vakare arba prieš miegą. Padeda atsipalaiduoti ir užmigti. Septinta, citrusiniai vaisiai. Apelsinai, citrinas ir kiti net tuščių skrandžių per daug rūgštus. Aštunta, riešutai. Geriau ryte nei vakare. Suteikia daug energijos. Devinta, juodasis šokoladas. Tik dienos metus. Gerina koncentraciją, bet gali trukdyti miegui. Dešimta, sūris. Venkite naktį. Sunkiai virškinimas gali sutrukdyti miegą. 11. Raudona mėsa geriausia per pietus. Sunkus baltymas, virškinimas ilgai. 12. Avižinė košė geriausia ryte. Lėtieji angliavandeniai suteikia energiją visai dienai. Pats maistas dažniausiai kenkia. Netinkamas laikas, kada jis valgomas. Ryte organizmui reikia energijos ir lengvai virškinimo maistą. Todėl tinka avižas, obuoliai ir riešutai. Tuščių skrandžių reikėtų vengti rūgščių arba labai saldžių produktų, bananų, citrusų, jogurtą, nes jie gali dirginti skrandį. Dieną per pietus geriausiai virškinimas sunkesnis maistas, pavyzdžiui, raudona mėsa. Vakare organizmas ruošiasi poilsiui, todėl sunku ar stimuliuojantis maistas, ryžiai, sūris, šokoladas, kava gali trukdyti miegui. Prieš miegą tinka raminantys produktai. Pavyzdžiui, pienas. Kaip bendras rekomendacijas. Kiekvienas žmogaus organizmas skirtingas. Todėl visada verta stebėti, kaip jautiesi pats pati po tam tikrą maistą. Kurį maistą tu valgai ne savo laiku.